sugalvojau aš nueiti į šokius į mūsų rajono šokius, pokius, o ten vakarą ten koncertavo dar grupė 6-9 danguje, ten kabino merginas, tokias visokias, Inas, Marinas, kol atvarė ir Linas. Jis atvyko su taksu ir visai be ervieno, kol mergaitėm pasiūliau suvartot vakarienę. Ir Linas manęs klausė, o ką mes su jom kalbėsim? Padarykit, pagalvoti apie ką. Apie orą, 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 norą, norą, apie norą, 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 norą. Dar paskambinom Vlaskai, kuris atvažiavo pasiėmęs gitarą ir mums padainavo kažkokią dainelę apie orą ir norą. Nai, 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 nai. O po to apie trečią mes važiavom pas Mindę, jis irgi fainas, širdyje muzikantas, o mergaitės apakė, joms gi patinka tokie kaip mes, neatsakingi. Jau Mindė, davai sudainuok mūsų princesėms dainą apie orą. Orą, 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 norą, 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 norą. Apie orą, 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 apie norą, 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 norą. O po to prisigėrėm mes visi kaip širmai. Tas mergaitės įtūžo, kad mes nulūžo ir išėjo namo. Ir mes lygiom vieni, labai vieniši, labai liūdni ir kažkokie kvaili. Negalėjom suprasti, kodėl taip nutiko, reikia gerti miesti. Ir staiga prabilo Linas. Kaip visada, nedviprasmiškai klausdami.